Sveiki visi vėl. 19 diena, 16 serija. Pagaliau turiu antrą avilį. Pasiremontuojam savo įrangą, varysim priduoti užduotį. Tuo pačiu nunešiu viską, ką ten pardavimui turiu prikaupęs. Ir pasiimsim naują užduotį. Pasirodo, turiu net 3 vištas pardavimui. Iš principo galėčiau antrą vištydę pasistatyti. Bet užteks ir vienos. Paskui ją reikia šerti dar kažkuo. Šautuvėlis visai nepigus. Parduosim. Viskas taip toli, išskyrus vieną. Tai šiandien bus tik viena užduotis, reikia manyti. Taip toli aš nevažinėsiu. Old Mansard House. Sueis. Good deal. Good deal, good. Ir ką? Varom toliau. Vilkas. Jo mes nepaliksim čia tasytis, aišku. Headshot. Iš principo tai galbūt net vertėtų jau dar sunkumo lygį padidinti, nes iš tikrųjų zombiai labai jau lengvai nusimuša. Tik pat nežinau, ar didinsiu jų judėjimo greitį dienos metu. Gal dar kol kas ankstoka, aš vėl to ištvermės turiu mažoką. Bet sunkumo lygį manau verta padidinti. Na ką, pradedam užduotį. Kas čia gero bus? Kol kas nieko ypatingo. Ir vėl pašvinkusios mėsos. Cementą tai aišku pasiimsiu. Nu, opa. Ir įrankių dėžę reikia atsidaryti, aišku. Nieko ypatingo. Iš patirties žinau, kad tų motorinių įrankių gamintis kaip ir netenka. Kas čia dabar? Įkritau, iškylę. Nu, tik arčiau. Arčiau. O, taip. Nelipsiu iš jo pasiimti. Apseisim. Vasmeliuką pasiimti verta. Neužilgai jau reikės gamintis cementą, o tam reikia smėlio. Šito smėlio svarbiausia labai pamažai gauni. Bet tai tik kasinėti specialiai smėlį kažkur, tai kol kas dar nelabai išeina. Nu ir molį pasiimam, jo irgi cemento gamybai prireikia. Ir nepaliekam šviesų paskui save. Tebūnie tamsa, kad nieks mūsų nematytų. Ok. O čia turim daugiau draugelių. Pabandom patiliukais. Aha, jo. Įstrigo į stalo skylę. O dabar atrodo pralėkė, bet nesupratau. Tiek to iš kitos pusės pašausim. Čia dar kažko gali būti gero. O įėjimo iš čia nėra. Tai tada turbūt reiks įsilaužti. Čia bus lengviausiai įsilaužti. Nieko labai gero nebuvo. Bet geriau patikrinti. Nu, lip. O taip, patyliukais iš čia nepaimsim. Aiškiai sukeliam triukšmo. Nieko baisaus. Op. Nu va, dabar iš čia tai turėčiau pataikyti.
Kai ką aš ten pataikiau kaukštelę. Tai yra. Gerai. Bus vienu mažiau ten pakeliui. O šitas visada prabunda. Kiek čia jiem reikia? Šlamštas. Irgi šlamštas. O ką, einam toliau. Lentas prigriebta, aišku, nepašalį. Nu, op. Patyliukais. Išgirdo. Kokiu būdu įdomu. Nesikelk. Nieko gero. Išvis nieko. Keršia prabudo. Palauk, biški tuoj prie tavęs prieisim. Jau čia nebėra ko ieškoti. Nu kur tu ten prabudai? Pasirodyk. Čia ne tu. Čia dar vienas šaklys. Ko čia jų tiek daug įdomu? Nesupratau, kur tas iš viso. Kaip jis atsparus? Nelabai įsikirtų, kur nas riekauja. Pasiimami rangai. Revers. Plunksnas su kaulais. Čia daugiau nieko. Tai tas matyt apačioj ten riekauja. Nu gerai, varom žemyn. Kur tu čia? Va kur. Nesupratau. Kur aš čia susižydžiau koją, ranką, nesupratau net ką. Ir kada, ar man čia užgavo? Lemputė pardavimai. O, strėlė. Gerai. Tam tikrą knygą perskaičius galima tas menas susirinkti, man rodos. Bet iš principo nelabai yra kur jas naudoti. Aplink bazę geriau nestatyti, kai pats gali jų pasispraudinti. Arba jeigu ne pats, tai gali zombius užlipti, kai tu šalia būsi. Ir tada bus ne kažką. Dėl to geriau aplink save neminuoti. Smulkmė. Mėsytės degintos. Nieko daugiau gero. Einam toliau po truputį. Tuščia. Tuščia. Zombiai. Turbūt vis dėlto ranką užsigavau. Teks smūgiuoti silpnais smūgiais, o ne iš jėgos. Seifas. Ai, dar nemoku pakankamai. Kiek čia man trūksta iki antro lygio? Dar 3 taškus investuoti reikia. Tai negreitai galėsiu. Reikia pasižymėti seifą. 75 lygio. Grįšim kada nors. Ko čia gero yra? Knygėlis. Vienas žalias. Kažkas jau artėja prie namo. Knyga, tai taškai greičiausiai bus, paskui pažiūrėsim. Nieko. Šiukšlės. Biški lietnios juostos ir gerai. Jau laužiasi. Gerai, dabar ne iki jo. Šlamštas, nieko daugiau nėra. Dabar patyliukais. Už spintelės pasislėpęs. Tuoj padarysim pokštą spintelę į šalį ir kaip ant delno.
Ir dar vienas bus tenai, nišoj. Ką aš sakiau. Ir šitam galas. Easy peasy. Nu, dar vienas seifas. Kad taip nepamiršti dar iš antro čia atsirakint. Kai jau pagaliau ateisim su sugebėjimais. Nu ką, laikas žemyn. Ir pagrindinio grobio. Čia tai dažniausiai nebūna nieko, taip ir yra. Šokam ant matraciukų. Apdairiai padėtų tiems, kas nori čia nušokti. O tai būtų labai ne ką. Jau ranka pažeista, dar ir koja pasižeis, būtų jau ne kažką. O kaip gerai, kai tyla stoja, kaip patraukia tą triukšmo šaltinį. Ir tada girdisi dar ateinančiais zombiai. Dar lentų susirinksim. Gal šiandien pavyks pasistatyti trečią avilį. Paskui didžiausia problema jiems gėlyčių pririnkti. Bet medaus per daug nebūna. Jau čia nemažai pro šalia eina. Tikėtina, kad praeis neišgirdę. Nes aš čia kaip ir nekeliu triukšmo. Taip. Nu ir dabar prie sudėtingosios dalies artėjam. Man tai keista, kad čia taip dizainas padarytas, kad reikia būtinai prasikirsti kelią į finalinį kambarį. Nieko gero. Iš vis nieko gero. Šiukšlių biški. Klijai. Nu, klijai visada gerai. Pažiūrim, ko viršų yra. Nieko. Šiek tiek alyvos. Nepakenks. Tuščia. Šitą reikėtų išsiardyti. Bet pirmą neatskinsim zombius, kurie čia artėja. Ten turbūt viršuj bus išgirdęs. Jo, viršuj. Reiškia, čia pakankamai ramu apačioj. Bet atrodo, lyg būtų prie pat ausies. Visai neblogai. Kažkokią schemą. Biškį pasižiūrim, ko mes čia prisirinkom. Šitą galime iškart suvalgyti. Paskui reikės užgerti iš karto. Šitas nenaudingas kol kas. Man san auksą lydyti nėra prasmės. Šitie visi skrepinimai, šitas pardavimai bus. Šito kaip ir neprireiks. Nes darytis tiltą, tai reiškia reikia išsikrasti griovį. Yra kai veikti, žodžiu. Bet šiaip tiltas pravert galėtų pakeliamas. Privažiuoja, jis automatiškai nusileido. Kol kas neskrepinsiu, gali būt dar kažką tai sugalvosiu. Nieko gero. Cementą, aišku, pasiimam. Ir prieš einant toliau, manau, reikia išsiardyti tą generatorių banką. Čia ir kaltos geležies, ir daug metalo visokio. Bet vat su pažeista ranka biškį lėčiau dirba. Na ir šitą pasiimsim. Šiaip iš molio galima daryti akmenukus. Tik tai tam reikia pirmą padaryti plytas, tada iš plytų padaryti blokus, o jau blokus nuskrepint. Ar tai backpack'e rankose, ta prasme, arba workbench'e. Nes akmenukų vėliau būna jau mažokai, reikia gamintis tą akmenų pudrą ir dideliais kiekiais, kad būtų galima gamintis cementą ir ne tik.
Čia kažkas pasisauta. Aišku, package'as traderiui. Dar kažkas prabudo, ar čia kiti mane išgirdo? Dabar net neaišku. Turėjo nei prabusti dar tie, kurie čia pačioj. Tai reiškia, mane išgirdo praeinantį ordą. Nu ką, teks su jais aiškintis kažkaip. Zoomingas mažiau ištvermės naudoja. Kol kas neaktualu. Nu ką, einam toliau, bandom patyliukais. Kol kas neišgirdo. O, vienas stovi tenai tiesiai. Užmušiau. Čia turi būti bent vienas. Yra. Ir dar tam kambarį turėtų būti. Tik nežinau kiek. Strėlė. Ore pakybus. Vienas. Ir dar bent vienas turėtų būti. Vaisai. Atrodo viskas. Ne. Dar vienas. Gerai. Manau, išsivalėm čia. Dabar svarbiausia, kad nespėtų iš viršaus atbėgti papildomi pastiprinimas, kaip sakant. Taip, čia jau viskas. Galučio. Tai nieko. Nu ką, dabar čia pagrindinį grobį reikia išsiardyti. Čia jau viskas susirinkau. Taip, čia grobio ganėtinai nemažai. Kol visą išsikrapštys iš dėžių, zombiai gali ir tave pasiekti. Ko jie ten taip aprimo? Arba nustojo laužtis pas mane, arba jau prasilaužė. Šito nereikia kirvuko. Kažkaip labai arti skamba. Bet lyg ir dar nepraėjo. Kažkas jau užsibaigė ant spyglių. O, velnis, jau to praėjo. Bet jiems sveikatos nebuvo daug likę po tų spyglių. O, antras bando praleisti. Nulysk, lysk. O taip, galva čia ir baigta. Baigėm lūtint. Dar taškų. Neaktualu lankų, bet kokies knygos. Neilgai iš tų lankų naudosios dar. Shotgunui modas irgi gerai. O šitą jau galima atrakinti, čia tik 50 lygis. Jeigu užteks lockpikų. Iš šitą pusę nėra. Kol žemas lygis, tai sunku pataikyti. O, yra. Bet vat nepakankamai tiksliai pastačiau ir dabar gerai. Šitą tobulint gal ir gerai, bet jisai pasitobulina automatiškai, kai ardai daiktus, taip kad taškai vertingiau. Nu ką, einam lauk. Dar reikia teritoriją apėjti, apžiūrėti. Ir verta pasiimti šitas plytas dar. Nes kodėlgi ne. Nu, praeinantį ordą kompanijų turi šunį. Ta geriau patyliukais nukalt. Nepataikiau. Pataikiau. Dar vienas yra. Sustok. O taip.
Yra. Gerai. Likusius galima su lasda uždubasinti. Ir žinoma, apžiūrėti pašto dėžutę. 3 žali, tas pats kas nieko. O čia va tas stovi geltonas autobusiukas. Galbūt reikėtų pagalvoti apie jo įsisavinimą. Bus labai spalvingos mašinos. Raudona sportinė sena ir geltonas autobusiukas. O, patirties taškai priejo. Dabar reikės dar pagalvoti, kur geriau dėti, nes iki lockpickingo sekančio gana toli. Dar vieną tašką sulauksim, tada ir nuspręsim. O dabar galim važiuoti. Priduoti užduotį ir net nežinau. Sugalvosim vėliau, ką daryti. Not bad, but not great. Šitą šotganą irgi parduosim. Daugiau darbų kaip ir nėra. Net nežinau, ką čia daryti. Nusipirkti pas jį irgi nelabai yra ką. Na, bet manau, reikia vis dėlto paprekiauti dabar. Parduoti viską, ką čia prikaupiau ir nusipirkti visas tas knygas, kad pasidaryti tiesiog nusiskrepinti jas ir pasidaryti taškų. Nes visiems kažką atradinėti reikės. Taigi imam knygą, imam ir šitą, kur perskaityta, taškams tiks. Šitas jau per brangus šiek tiek, neverta tiek investuoti. Labai masina mane Hellfire'as arba Crossbow, bet brangus velnis, beveik visus pinigus surytų. Gal susilaikysiu kol kas. Dabar dar pas aną traderį reikia nusipirkti knygas, ten pora buvo. Kur jos? Šitas tai brangus irgi. Va šitas va knygas perkam. Schematikai visi brangesni. Tų neperkam. Beveik 2000. Ir dar reikia suspėti nulėkti pas kitą traderį, kol reikia saldainiukas, galbūt pasitar knygų nusipirksiu kokį nors arba ką nors kitko naudingo rasiu. Greetings, friend. Kad jau nelabai yra ką tokio nusipirkti naudingo, tai reikia turbūt įsigyti ir šitos vat. Šitas žaliavas. Nes gamintis rūgštį reikės ir šitų, iš ko ją gamintis būna gana sunku susirasti. O va šitą pirkti, manau, neverta. Nes aš jau 2 vrenčius buvau nusipirkęs ir pagal pagrindinių paskirtį juos panaudojau. Taip, kad šitas schematikas man kaip ir netikslinga įsigyti, kad nors dar rasiu tokį. Galim bus perskaityti šiaip dėl komplektacijos. Ir sėklų schematikas irgi kažkol brangus. Daugiau nieko pas jį. O pas šitą... Va, vieną knygą. Schematikai brangus. Reiškia viskas. Jie daugiau nieks neužkliūna. My pleasure. Taip, dabar pažiūrim, ką mes ten nusipirkom ir ką verta skrepinti, ką skaityti. Šitą galbūt verta skaityti. Šito tikrai ne, šito irgi ne, nes man paprastai užtenka kulkų per akis. Šitą iškart skrepinti, šitas daugiau pažeidimų su automatiniais ginklais verta perskaityti. Šitą ne, šitas greitesnė ataka robotinių įrenginių verta, na ir šitą perskaitau. Nes dabar jeigu pasistatysiu tą sledge turetą, tai kad jisai greičiau atakuotų bus visai verta turėti. Nu ką, nieko pavojingo arti nėra, šokam į mašiną.
Ir pagaliau mes turim pakankamai taškų atrasti kruciblų. Ta prasme, plieno liejimo formą. Tai va, tą ir padarom iš karto. Šiaip yra dar variantas atrasti pačiam tą slash turetą. Bet manau, kad susilaikysiu vis dėlto, nes jisai pareikalaus 200 taškų. Paskui dar jo pagaminimui reikės robotikos detalių, kurių ten gali būti mažoka. Ir aš jį pasigaminsiu pačio žemiausio lygio. Tuo tarpu nusipirkti galima pataikyti geresnį truputį. Aišku, tai galbūt nėra labai aktualu dėl to, kad ir žemiausio lygio jisai pakankamai atsparus ir nelabai kas jį sugadina, nebent pats tu jį su molotuvais arba su granatom sužeisi. Ir vėl to dar neskubėsiu, nes dar ne tuo orda ateis. Ir dar bus galima galbūt atlaikyti jį ir be toreto. O tuo tarpu baigiam atradinėti kruciblį. Išmokstam ir reikia jį pasigaminti. Paskui reiks dar taškų atnaujinti tą krosnį metalo leidimo. Minutę laiko. Dedam degalų iki minutės. Ir palaukiam. Čia pas mane bagažį kažkur vilknijos užsigulė. Tuo tarpu galima pasitaisyti savo įrangą visą. Nes šitie primityvūs ginklai kažko labai smarkiai genda. Kai jau turėsim kažką tobulesnio, ten plieninį kirvį ar panašiai, jie laikys gerokai ilgiau, net ir žemiausio lygio. Taip, ką čia dar paveikus? Dar yra kiaušinių pridėta. Tai čia 4 kiaušiniai ir 4 medaus. Gerai, reikia užtaisyti per naują. Sėklų. Šitos sueis 5 sėklas ir 10 gėlyčių. Anam dar 20 minučių gaminti medų. Nu ką, pasigaminom kruciblą ir reikia jį atnaujinti. O čia netelpa kiaušiniai. Ta bulkutės sudilusią reikia išmesti kažkur kitur. O čia pasidam teipą. Bet kas čia pas mane buvo, kad... tiesa. Prekybiniai saldainiukai buvo. Nu, kiek šitą kainuoja atnaujint? 300, aišku, taškų trūksta. Ir knygų trūksta. Nu tai ką, kol kas pasidedam kruciblą į šalį. Paskui, aišku, bus ablomas, kai aš jį kur nors rasiu. Reikš, kad aš 800 taškų tuščiai išleidau. Dienos jau liko nedaug, bet dar kelios valandos iš principo. Reidint kažką aš jau nelabai turiu laiko, o ir užduoties neturiu. Bet galima pasidaryti po miestą truputį. Gal dar surinkti kažką, ko nesu surinkęs. Bet va pagalvojau, galbūt verta išsikasti lobį. Aš jau pakankamai gerai lockpickingą išmokęs, kad galėčiau atsirakinti tą dėžę. Reikia tiesiog pasižymėti žemėlapyje tikslą ir važiuojam. Išalkęs pilietis ateina. Viskas jis jau pasisotino. Ką čia turėsim gero? Baikeris. Šitas biški kietesnis už aną. Bet nežymiai. Duok ką nors gero. Nors dar anksti kažko gero tikėtis mano lygyje.
O, vis dėlto geras daiktas. Geresnis bet krečiau už mano. Reikia iškart ir pasikeisti. Šitą viską į taškus krepinam. Ir jisai gerokai geresnis. Aišku, jisai sudėvėtas praktiškai, bet nieko. Man dar užteks, kiek aš čia kasiu. Kitas reikalas. Šitą namelio aš irgi dar neapžiūrinėjau, man rodos, verta pasižiūrėti, ant knygų būna. Ir visokių tokių dėžių palikinėti nesinori, nes paskui gali kilti noras jas dar siekia apieškoti. Keist. Kodėl nieko nėra? Paprastai čia būna bent vienas zombis. Kažkada gal būtų pravertęs, bet dabar jau minibaiko tikrai nebesigaminsiu. Tai kas čia dar? Va, kur zombis. Kaip iš čia taip neprabudo man atėjus. Nu, čia jo problemos. Kad pramiegojo savo vakarienę. Dar taškų truputį. Nes grybų aš irgi nesigaminsiu sėklų. Pakankamai bus galima rasti. Nu, su šito viskas. Važiuojam toliau kur nors. Dar pamiršau, reikiagi šitą išsiardyti. Negi paliksi gerą daiktą. Čia geležies daug bus. Pamiršau, ar aš čia viską susirinkau ar ne. Reikia gal apsidaryti truputį. Lyg ir viską išsinešiau. Jo, man atrodo viską. Bet nepasižymėjau namo. Bet todėl ir verta pasižymėti namus, kai jau apsirenki viską. Šitą pasiimsiu savo manekenui į kompaniją. Kad vieniša nesijaustų. Taip, čia aš matyt neapsirinkau viduj, tik tai kiemą susirinkau. Tai reikia susirinkti ir viduj. Bet kaip visada nieko labai įdomaus. Visoks chlamas. Ir ką tu darysi? Čia bent lentynose būna knygų kartais, bet ne šį sykį. O gaila. Bent jau krepšį gal bus kas nors gero. Tam tualete turi būti ginklų krepšys. Nieko gero. Kažkokia sudėvėta ietis ar panašiai ir dar truputį aloe kremo. Ir atėjo naktis. Bet dar ne visai tamsu. Visai normaliai viskas matosi. Galima judėti toliau. Bet aš abejoju, verta man dabar kastis tą lobį. Nes vėl tu prisiminiau, kad pas mane viso labo akmeninis kastuvas. O tai ne kažką. Šiek tiek gyventojų vietinių.
su vienu kitu tai be problemų susitvarkysim. Dar knygutė. Apžiūri šiukšlės, randi gerų dalykų. Degalų dėja nėra. Nors man jau kol kas dar netaip jau smarkiai reikia, bet molotovus gamintis kaip ir nėra iš ko. Dar porą bačkučių su degalais potencialiai, jo, net po 3 litrus. Ir kažkas šalia jau vaikšto. Čia jau gali būti pavojinga kompanija. Cementą, aišku, pasiimam, beje, dar reikės jį visą susikast. Ir man labai nesinori to daryti su akmeniniu kastuvu. Kažkas tam namelėje, ko gero, labai jau arti skamba. Bet manęs dar neišgirdo. Galbūt neverta provokuoti. Ten tas storulis netoliese. Geriau važiuojam toliau. Nu jau visą kompaniją čia šakinėja aplinkui. Geriau iš vis važiuoju namo ir dieną skaitysim užbaigtą, tuo pačiu ir seriją. O jeigu jums patinka mano video, prenumeruokit mano kanalą ir laukit tęsinio. Iki.